Audėjų mazgas. Skirtas laikinai sujungti dvi vienodo arba skirtingo storio virves. Štai mazgas atrodo šitaip. Taip pat įsitemptų jisai. Jungiant skirtingo storio virves, kilpą megzti turėtumėm su plonesnėje virve. Dabar čia šiuo atveju matote dvi vienodas virves. Bet pabandysim vėliau surišti su skirtingo storio virve. Ypatybė ta, kad mazgas irgi gali, kaip ir prieš tai minėtas ir nagrinėtas tikrasis mazgas, gali neatlaikyti apkrovos. Todėl šitose dalyse reikėtų surišti kontrolinius mazgus. Dabar specialiai jų nerišame, kad nesipainėtų, mes mokomės konkretų mazgą. Taigi, kaip rišamas šis mazgas? Turime dvi skirtingos storio virves. Vieną virvę sulenkime per pusę, paliekame šiek tiek ilgesnį galą. Kitą virvę kišame pro kilpą. Pasilikite irgi ilgesnį galą. Virvę, kurią prakišom, apsukame aplink puskilpę. Dabar šitą laisvąjį galą turime prakišti tarp puskilpės ir prieš tai kištos virvės. Kišom. Ir dabar turime užtraukti vieną galą. Štai, gauname tokį mazgą, kuris skirtas, kaip sakiau, laikinai sujungti dvi skirtingos storio virves. Šitose dalyse turėtume tvirtinti kontroliniais mazgais. Dar kartą. Pasidarome puskilpę. Kitą virvę kišam pro apačią. Imam iš kitos pusės, apsukame ir kišame šitą virvę čia į tarpą. Ir tada traukiame. Tvirtiname. Stenkitės, kad šitie galai liktų kuo ilgesni. Ir dar kartą užtikrinti. Iš lėto pakartosim. Taip, sulenkiam puskilpę. Kitą virvę įkišam pro apačią. Ištraukiam, pasistengit kuo ilgesnį galą pasilikti. Grąžinam atgal. Ir šitoj daly turime kišti čia. Kišam, užtempiam ir traukiam. Pat galą. Gauname štai tokį laikiną mazgą.